Ponas Pavelas patvirtino, kad infliacija išlieka aukšta ir mes dabar esame visiškoj stagnacijai. Gruodžio 1 dieną bus jau stabdomas quantitative tightening. Manau, kad tai visiškai problemos neišspręs, tačiau mes turėsim trumpalaikę atgaivą. Lapkričio mėnesį mes galim pamatyti paskutinį išpardavimą. Po to nuo gruodžio 1 baigsis quantitative tightening. Mes turėtume matyti šiokį tokį šuolį, bet tas šuolis sukels greičiausiai tiesiog short pozicijų deginimas. 26 metų pirmą ketvirtį rinka gali smukti dėl likvidumo trūkumo, pelnai mažės. Antrą kitų metų ketvirtį rinka turėtų atsigauti, kai Fed bus priversti skatinti quantitative easing arba tiesiog suteikti avarinį finansavimą. Esmė tame, kad netgi ir pasibaigus quantitative tightening rinka neatsigaus, tikras makro lūžis ateis po didžiosios korekcijos ir manau, kad tai gali būti tik kažkur tarp kitų metų kovo ir birželio. Išsaugokit šį video, jeigu norit paskaityti daugiau, yra Telegram kanalas, kur plačiau apie tai papasakojau.